1999 metais Lietuva šiek tiek netikėdama žiūrėjo į netrukus prasidėsiantį naująjį tūkstantmetį. Šalis dar svyravo po Rusijos defolto sukeltos krizės. Vienas po kito atsistatydinimo pareiškimus rašė premjerai. Tačiau netgi tokioje sumaištyje šalį sudrebino tikra pergalė. Tai buvo tik pirmoji iš tokio kalibro pergalių, paskatinusių mus patikėti savo galimybėmis siekti geriausių rezultatų ne tik sporte, bet ir versle. Tais įsimintinais metais ėmė vis garsiau skambėti balsai, raginantis ieškoti būdų skatinti šalies ūkio augimą. Vienu tokių balsų tapo Investuotojų forumas, įkurtas 99 rugsėjo 14 dieną. Investuotojų forumo misija – gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje. Mes siekiame, kad Lietuva taptų patraukliausia šalimi investicijoms visoje Europos Sąjungoje. Nuo pat forumo įkūrimo rėmėme Lietuvos siekius tapti Europos Sąjungos, NATO nare bei įsivesti eurą. Šį siekį Lietuva sėkmingai realizavo 2004-aisiais įstodama į Europos Sąjungą. Dar didesnį saugumo ir stabilumo garantą suteikė narystė NATO. Beliko šiuos išorinius veiksnius tinkamai išnaudoti šalies viduje. Kai 1999-aisiais buvo pradėta Seimo posėdžių garso transliacija internetu, niekas net nenutuokė, kad pagal interneto sklaidą ir pralaidumą Lietuva išsiverš į pirmaujančias pozicijas pasaulyje. A lot of the challenges we faced 15 years ago might appear comical or ironic. We have seen incredible progress over the last 15 years since Investors Forum got established. Kai kažkada mokesčių inspekcija buvo asocijuojama su žiauriomis akcijomis, sunku buvo patikėti, kad ji taps ne tik kontroliuojančia įstaiga, tačiau moderniu ir paslaugiu verslo konsultantu. Per 15 metų Lietuvoje pasikeitė verslo bei teisinė aplinka, ne ką mažiau svarbus pokyčiai vyko ir kultūros srityje. Įsitvirtino teisingi verslo etikos standartai, pasikeitė visuomenės bei valstybės požiūris į verslininkus bei investuotojus, tapome vieni kitiems partneriai, kalbantis tą pačią kalbą bei siekiantis bendrų tikslų. ES fondai įsiliejo į šalies infrastruktūros gerinimą, be kurio nebūtų įvykęs toks spartus ekonomikos augimas. Nuosekli monetarinė ir fiskalinė politika, ypač 2008 metų krizės laikotarpiu, sudarė sąlygas turėti tvirtą litą, kurio neįveikė nė viena krizė. O nuo 2015 metų Lietuva jau turės ir eurą. Stabili ir moderni bankinė sistema, išplėtotos finansinės rinkos užtikrina ekonomikos stabilumą ir padeda išmokti skaudžias brendimo pamokas. Kažkada buvęs pigaus alaus ir girtų bernvakarių rojumi, Vilnius tapo tiek turistų, tiek verslo traukos centru, kurio gatvėse skamba dalykiniai pokalbiai ir linksmi pašnekesiai įvairiausiomis kalbomis. Ir mes, Investuotojų forumas, didžiuojamės, kad visus šitus 15 metų galėjome būti ne tik šių įkvepiančių permainų stebėtojais, bet ir aktyviais dalyviais. Kiti 15 metų bus nemažiau įdomus ir nemažiau įkvepiantys, nes kai padaryta daug, norisi padaryti dar daugiau. Nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. Nothing you can say that can be said. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is